Sveiki, mielieji. Atrodo, kad mano visos sąmokslo teorijos ir mano pastarųjų 5 metų darbas buvo patvirtintas su pastaruoju Epsteino failų išviešinimu. Ir žinot, aš tikrai džiaugiuosi, metus kūriau video apie elitų nesąmonės ir tikrai džiaugiuosi būdamas šitame momente, kuriame dabar esu. Bet yra vis dar viena bėda, dauguma žmonių net neįsivaizduoja, kas buvo šitas monstras ir nežino visos tiesos apie jo darbelius. You best start believing in ghost stories, Miss Turner. You're in one. Ar visi jo ir pasaulio galingųjų elito darbeliai bus išviešinti? Turbūt ne. Tačiau yra daug įdomios informacijos, kurią norėčiau šiandien su jumis aptarti. Pirmiausia, kas buvo tas Epsteinas? Iki jo pirmo suėmimo 2006 metais Jeffrey Epsteinas buvo pristatomas kaip enigmatiškas finansininkas su didžiuliu turtu bei elito ryšiais. Tada jis buvo suimtas ir 2008 metais nuteistas 13 mėnesių už vaikų prostituciją. Tačiau tuo metu nei spaudoje, nei niekur kitur nefiguravo pasaulio galingųjų vizitai pas jį. Jo ryšiai su liberaliuoju elitu buvo tiesiog pamiršti, o gal ir užglaistomi. Tačiau 2019-aisiais parskridęs iš Paryžiaus jis buvo suimtas New Jersey oro uoste. Tais pačiais metais jo kameroje paslaptingai sugenda vaizdo kamera ir jį stebėję apsauginiai paslaptingai išeina pertraukėliai. Tuo momentu jisai nusižudo. Ir štai 2026 sausio 31 išviešinami jo e-mailai, kuriuose pilna šlykščiausių dalykų. Kaip pavyzdžiui, jo didžiulis aukų mastas. Laiškuose minima daugiau nei 1000 aukų, dauguma jų buvo nepilnametės. Iš pradžių jos buvo pasamdytos kaip masažistės, tačiau po to viskas eskalavosi į šlykščius seksualinius išnaudojimus. Yra netgi laiškų, kur minimos vienmetės. Failuose pilna aukų interviu, kuriuose jos kalba apie pakartotinius prievartavimus. Kartais netgi pats Epsteinas išprievartaudavo 3 nepilnamečius per dieną. Taip pat kalbama apie mokėjimus už tylėjimą aukoms bei aukų verbavimo schemos, kuriuose buvo aktyviai įsitraukusi jo dešinioji ranka Ghislaine Maxwell. Jo failuose pilna medžiagos, nuotraukų ir vaizdo įrašų, kuriuose pilna pornografijos, vaikų išnaudojimo ir kankinimo. Nemeluosiu, net sakant šituos dalykus darosi koktu. Vienas labiausiai stebinančių dalykų apie Epsteiną tai yra jo socialinis ratas. Atrodo, kad šitas parazitas turėjo prieimą prie pačių galingiausių pasaulio pavardžių. Tokių kaip Microsoft įkūrėjas Billas Gatesas, dabartinio Britanijos karaliaus brolis princas Andrew, buvęs JAV prezidentas Billas Clintonas, žymus astrofizikas Stephenas Hawkingas, dabartinis JAV komercijos sekretorius Hovardas Lutnikas, Google bendraįkūrėjas Sergejus Brinas, Victoria's Secret įkūrėjas Lesas Veksneris, buvęs Izraelio ministras pirmininkas Ehudas Barakas, bet apie tai mes dar šiek tiek daugiau pakalbėsime, bei LinkedIno įkūrėjas Reidas Hoffmanas. Kitos žymesnės pavardės tai Larry Summersas, buvęs valstybės iždo sekretorius, Richardas Bransonas, žymus Britanijos milijardierius, tada, atsiprašau, jeigu ištarsiu ne taip, Thorbjornas Jaglandas, buvęs Norvegijos ministras pirmininkas bei Nobelio komiteto narys. Taip pat ir minimas Elonas Muskas. Epsteinas jį kvietė į savo salą, tačiau panašu, kad Elonas tuo metu turėjo labai daug darbo ir atsisakė. Taip pat minimas ir Donaldas Trumpas, ypatingai jų draugystės periodas 90-aisiais.
Tarp failų minima, kaip jiems abiem patiko gražios moterys. Tačiau panašu, kad Trumpas niekada nebuvo Epšteino saloje, bei bandė įspėti policiją apie galimus blogus dalykus, kas ten vyksta dar 2006-aisiais. Newly released documents tonight say President Trump personally warned officials about Jeffrey Epstein decades ago. An FBI interview summary describing how President Trump called the then Palm Beach police chief to tell him, "Thank goodness you're stopping Jeffrey Epstein. Everyone has known he's been doing this." Adding people in New York knew Epstein was disgusting. Verta paminėti, kad Epšteino failų išviešinimas buvo vienas iš pagrindinių rinkiminių tikslų iškeltų Donaldo Trumpo prieš 2024 prezidento rinkimus. Na ir panašu, kad jisai įvykdė šį tikslą. Last night, making his new position clear. House Republicans should vote to release the Epstein files because we have nothing to hide, and it's time to move on from this Democrat hoax. It comes ahead of... Prisimenant Bartoševičiaus skandalą prieš 3 metus, koks jisai atrodo dabar menkas palyginus su to, kas vyksta pasaulio galingųjų tarpe. Pakelkime, mielieji, vyno taurę už iškrypusius degeneratus, kurie mus valdo ir kurie formuoja mūsų pasaulėžiūrą per jiems pavaldžias žiniasklaidos priemonės. Aišku, pats Epšteinas dėjo didžiulės pastangas, kad jisai viešojoje erdvėje atrodytų labai gerai. Buvo žymus mokslo ir akademinio pasaulio mecenatas, aukojo daug filantropijai. Nemažai lėšų skiria Harvardui bei sukosi mokslininkų socialiniuose ratuose. Skiria daug lėšų moksliniam tyrimam, finansavo didelės idėjas bei ypatingai domėjosi evoliucinė biologija. Šis vaizdo įrašas yra tiesiog labai trumpa įžanga. Ir patikėkit, bus daugiau, aš dar pats visko nesuvirškinau, kas yra tose failuose. Taip pat prašau prenumeruoti ir paspausti like ant šio video. Bei iki labai greito susitikimo kitose mano įrašuose apie Jeffrey Epstein.